Kur brolis? Išėjo valiutos ieškoti. Nebereikia ieškoti. Valiuta 24 LT. Visada rasite reikiamą užsienio valiutos kiekį. Su skaičium 3, 3, 3, 3, 3. Tavo rūbai vėl nukris, kris, 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 kris. Su garsu ant žemės pys, 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 pys. Vienu žodžiu zaibys, pys, 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 pys. Ilgai, ilgai laukiau gyvenimo laimės labai, labai. Užrakinta šiandien didžioji iššūkio diena. Eisim aplink Naurų salą. Tai yra, pabandysim apeiti pėsčiomis visą valstybę. Žinau, daug kartų aš klydau ir keisti save vis bandžiau. Parklupus nelengva pakilt. Tik degantis jausmas krūtinėj man kelia raudę slapčia. Galėjom išeiti maždaug valandą anksčiau, manau. Buvo galima, bet tiesiog kol susisukam, kol taip toliau. Ir išėjus valandą anksčiau, tada nebūna dar karšta. Pats buvau išėjęs, visai buvo neblogai. Dabar yra 7:30 ryto ir jau po truputėlį karštėja. Tai panašu, kad po valandos jau bus ganėtinai sunku, bet po valandos gal jau būsim nuėję kelią, kurį nuėjom vakar iki ten. Ir jeigu jau sala suksis, gal galima bus gauti daugiau pavėsio. Tai planas toks, tai eiti dabar į šiaurinę dalį. Maždaug už 2 valandų turėtume pasiekti šiaurę ir jau po to leisti žemyn. Šiaip tai įdomu, kaip žmogus jautėsi čia praėjęs. Negalima, gerai, to čia perbėg. Gerai, einam. Sigutis priekyje, tempas puikus, važiuojam. Pradedam be 28. Norint apeiti visą salą, reikia įveikti 20 km. 20 km... Nežinau, čia nei daug, nei mažai, yra kitos kliūtis. Tai viena iš didžiausių, tai yra labai kaitri saulė. Kaip rašoma, daug ultravioletinių spindulių, labai karšta ir tiesą sakant, vakar pasijautė. Praėjus 7 km skaudėjo labai galva nuo šitos saulės. Labai kaitri, labai spigina. Tikiuosi nieko rimto, bet reikėjo porą vaistukų išgerti, nes tikrai skaudėjo labai galva. Kokį tikrai gerą dalyką vakar padarėm. Tai šitas gražiausias vietas jau aplankėm, apsifilmavom, išsidūkom, žodžiu, pasidžiaugiam, tai dabar galima užtikrintai bent jau šitas vietas praeiti. Į mokyklą vaikai laukia transporto. Nuėjus 1 kilometrą, liko 19. Ar čia tik nebandot pasukčiaut? Sakysi kitą pusę. Aš irgi taip sakyčiau. O, šešėlis. Atsisėsim ant kelmelio, pailsėsim. Einam, nuotaikos neprarandam. Kol dar pradžia, tol viskas gerai. Viena idėja tokia, kad šiaip galėtų Naurų daryti. Aišku, čia sąlygos tai tikrai nelabai ne pačios tinkamiausios. Maratoną ir pusmaratonį. Tai pusmaratonis bus 1 kartą salą apibėgti, maratonas 2 kartus salą apibėgti ir viskas. Nereiktų jokių trasų braižyti, nieko. Mes ne vieni, jie jau gal baigė salą apeiti. Gali būti. Nu ką, Sigutė, 2 kilometrai. 2 kilometrai. Sveikinimai per pusvalandį. Čia jau neblogai, 2 kilometrai per pusvalandį ir jau nueita 10% mūsų kelio. Tai manau, šiaip ir normalu eiti yra, šiaip sulėties, aišku, patogiausias, kad 3 km per valandą, bet 4 km per valandą, man atrodo, tiesiog paprastai einant yra, nežinau, normalus geras greitis. Kur būna, kad žmogus eina 6 km per valandą, tai turi eiti. 6 km per valandą yra tikrai labai greitas ėjimas. Greitas ėjimas. O tiesiog, jeigu eini, tai yra maždaug apie 4 km. Jeigu šiek nori, eini 8 km per valandą. Jau visas. Na, čia gal ir nebesimato. Bet žodžiu, prakaitai jau pradėjo žliaugt. Tu baigsi tiek spigint. Snukis jau irgi varva.
nuo alkūnės lašėt pradėjo prakaitas. Kol prakaitas ištrykš. Beje, noriu pasinaudodamas progą. Rugpjūčio 8 dieną festivalis Giminės balius renkasi rimčiausi Lietuvos elitiniai užpilėjai. Ir kalbant apie prakaitą, tai dainuos kapitonas Flintas, darysim piratų mankštą. Taip pat sukaisim kaip ir dabar, žodžiu, karštą. Tai darysim piratų mankštą, tai kviečiu visus piratus mėgstančius Romą. Ir ne tik Romą Dambrauską, bet ir kitus smagius dalykus, kas susijęs su Romu. Ir taip pat bus poliarizuoti stiklai, Studio Maruko ir dar keletas labai rimtų atlikėjų, kuriuos paskelbsiu jau visai netrukus. Taigi Giminės balius, rugpjūčio 8 dieną Guosta. Mūsų jau yra tikrai daug, dar biški, pasispausim, pasigrūsim ir tilpsim. Labas, Ciuci, mes tave vakar matėm. Nu, kai toks karštis plus 30, aišku, išdalinkime vandenį labiau ištroškusiems. Pasilik biškį ir savo, ne tik šunė, mane šunis. Iš kur tokį žydras akis gavai, ką? Išgėrė viskas? Jo. Mažų. Buvom su šio autobusu, kaip sakant, įveikti bent jau maršrutą, kur vakar buvom. Visai čia gražiai kursuoja, kas valandą tai tikrai. Kas valandą žalias autobusas važiuoja aplink salą, panašu, kad... Gal grįžtant? Gal žiūrėt kaip. Sakai, kad grįžtant, mūsų tikslas apeiti visą salą. Tai va, per aplinkui. Per aplinkui apeiti. Tai mums grįžti kaip ir nereikės autobusą. Ne, tai grįžti per aną pusę. Per aną pusę grįžti? Nu, planas netoks. Šiame vaizde noriu pranešti, kad nueita 3 kilometrai. Liko 17. Trumpas sustojimas. Kas įdomiausia, australietiški pinigai. Jėzus Marija, ar tu susizuminsi. Dvejetas yra mažesnis negu vienetas. Jo, tai šitas 2 australietiškai yra dvigubai mažesnis negu vienas australietiškas. Hello. Hello. Water. Ai, tai va, tai grįžtam prie temos, kodėl kiniečiai. Jeigu ne kiniečiai, tai parduotuvės neveiktų nei vieną turbūt čia. Nesivargintų gal. Jie nesivargintų dirbti, o dabar kiniečiai varginasi, ačiū jiems už tai, mes galime nusipirkti vandens, bet už bananą norėjo 2 eurų. Tai vakar suma susidarė didžiulė. Iš 4 bananus. 4 kilometrai nueiti, 20% nuėjom jau. Penktadalį. Dabar reikia kašę pamėti. Dabar užtvirtinti reikia, mesti kašę, jeigu kamuolys dar yra. Gerai, vienas metimas su įsivaizduojamu kamuoliu. Buvo ar ne? Su buteliu. Super, galima eiti susiskaito. 4 kilometrai, let's go. Nu, kai pagalvoji, Dievas davė salą, ne? Ramiajam vandenyne ir paplūdimį. Tokį. Paplūdimių nelabai davė. Bet blemba galvoja, eik tu savo, visi būsim, pliažas, jūra. Tarp kitko, kas 100 metrų, nešiukšlinkit. Keep our beach free from litter. Beveik taip ir yra, ne? Visai neblogai čia laikosi. Kokia žydra jūra, tipo. Eiktus, stogas senio kažkokio. Atėjome šiek tiek civilizaciją ir nueiti 5 kilometrai. Opa, jau raudonuojam po truputėlį, ar ne? 5 kilometrai, kas salos mastu, reiškia 1/4 nueitos salos. Ket. Ką? Nu? Ir jums taip atsitinka, nelauktai, baigėsi telefono atmintis ir trinama vietoj to, kad būtų einama. Ar atsirado vietos? Labai gerai. Eime. Matei, vairuotojas jau nusilenkė. Man atrodo, mes jau jį matėm šiandien 2 ar 3 kartą pravažiuojant. Tai panašu, kad mes šiandien, eidami tą autobusą vairuotoją, pamatysim tikrai ne kartą. Nes vienas kelias tiesiog ratu aplink salą. Ir tas pats autobusas važinėjantis ratu aplink salą. Welcome to Anetan hotspot. Einam jau 1,5 valandos, bet karštėja tarsi Maikė, tai pavyzdžiui, jinai tiesiog yra kiaurai peršlapusi ir greitis mūsų jau jaučiu, kad mažėja. Po truputėlį pradedam slankioti, lėtai eiti, stoviniuoti.
nes tikrai nėra lengva. Varysiu jau kirptis. Linkėjimai Modestui į Palangą, Sidem kirpyklą Šukos Senerija. Ten mes apsikirpsime labai greitų laikų. Mūsų nelepina šešėliai, tiesą sakant. Ir rašoma, kad yra 29 laipsniai karščio, o jutiminiai yra 35. Galite pamatyti iš be Fizionomijų. įkaitusios it lemputė mamos galvos. Bet čia jau tokia atėjom pašūstrinta tokia vietelė. Ja, į supermarket einam, bananų. Sigutė, visas supermarketas pas mus. Dydžio ledų kibiras. Jo, aš esu matęs. Tai gerai, restoranas. Čia gerai, ne? 100 baksų. Žodžiu, 20 litrų ledų. Sasiskų kiek. Čia kaip sasiskų suolas atrodo. Kur bananai? Bananai. Negi reiks morką pirkti vietoj bananą. Kainas laužė, tu pažiūrėk. Kiek čia eurų? Beveik 3. Jogurčiukas toks. Kiek eurų? 15 maždaug. Nu ką, metas ledams 3 eurai šitas ledas. Jisai, manau, greičiau tirpsta negu valgosiu. Pasaulio krašte jau kitokios šalis, kitokie kilometražai. Papua New Guinea. Kas čia dar? Samoa, Japan, Indija, Fidži. Kiek netikėta, Izraelis. Kaip? Nauru! Klin pasakiau. 6 kilometrai. Per 2 valandas. Su ledų pavalgymu. Kur buvęs, kur nebuvęs, kašio kamuliukas. Čia kašiuko. Kur buvus, kur nebuvus, kašės aikštelė. Puiku. Nu ką, kadangi radau kamuliuką ant gatvės, tai žaisiu gatvės krepšinį. Baudas. Nesutvertas aš krepšiniui. Koks nusivylimas. Nu, sakiau. Iš 15 karto suprasi, kad tau. Joniškio delikateso puolėjas. O, tau. Neiškritom iš RKL-o. Nu ką? Xi Jinpingas. Pingas padės pastatyti Nauru sporto centrą. Kaip vertinim? Kiekvienoj saloj po sporto centrą. Turi minčių Pingas. Xi Jinpingas. Nueiti 7 kilometrai. Yes. Yes, tai yra trečdalis salos. Miegojo naktį ramiai, ant debesies, angelas baltas. Kiek pas juos jubiliejų, ne? Pažiūrėk. Happy Independence. Čia 80. Anniversary Return from Cuk. Nusveikinimai. Labai daug. Primenu, kad čia yra Nauru sala. Kas tas Čukas? Gal from Parašiuk. Čiuk? Dami aiškinamės, kas yra Čiuk. Tai žodžiu teritorija Mikronezijoje. Ir jie čia švenčia nuo Japonijos turbūt išsivadavimą, sakykime, nepriklausomybę antrojo pasaulinio karo metu, 80 metų. O dabar, eidami pro Nibuką, švarų Nibuką, švenčiame 8 kilometrų nuėjimo stadiją. Thank you. Mus vilioja autobusas. Ne. Tas pats šoferis. Atrodo, daugiau nei tabakas pasaulyje žmonių nužudo, tai šitas langas. Pažiūrėkit, 3 iš vis be galvos, kitas su pusė tik tai. Tai nežinau, turbūt langai yra pavojingesni negu tabakas. Šiek tiek paėję galvojom, gal kažkur atsisėst būtų gerai. Bet kad kėdės pakabintas. Čia mums motivacija, kad nesėdėti, o eiti, judėti. Telekomunikacija šita ne hotelis. Visom parduotuvėm yra padarę
pavadinimus. Nu, turiu galvoje, jie turi pavadinimus, bet atspausino dar tokius, kad matytųsi parduotuvės pavadinimas. Tai šitam atspausdinta Eigigų Hardware. Tai va, mam, tu sakai, mes blogoje vietoje gyvenam. Visi piešinukai iš mūsų. Viskas yra gerai. Už tavęs dangus tai toks piktesnis. 9,4 km, sigūti. Už 600 bus 10 kg. Jo, nu dabar už 9 suplojom. Lisio minutėlė, iš lėktuvo, nufirfintas sūrelis, kuris jau buvo biškį įtižęs. Nu, bandom. Kip. Nauru Hospital priėjom. Einam pasitikrinti, ar mums viskas gerai. Va. O, žiūrėk, čia. Matai, daktaras Vitalis. Tai su makalojam. Nu, o iš karto atsigavo net nuo žinios, kad toks yra. Jėga. Kikiki, na ir vaizdas. Pary. Au. Čimodan Magadan, kaip ten sako. Neatrodo, kad atėjom į labai linksmą rajoną. Čia toks medis. Kažkaip čia nejauka truputėlį, ar ne? Man tai rajonas įspūdingas. Kad jau atėjome į tokią vietą, tai australai kurį laiką šitą vietą Nauru laikė tokią kaip migracijos postą, arba kaip čia pasakyti. Visi tie, kurie bandė patekti į Australiją, tai įsiųsdavo juos į Nauru, kad jie palauktų tipo proceso, kad ten bus patvirtinta ar nepatvirtinta, kad tu patenki į Australiją. Žodžiu, migracijos centras dar kažkaip taip vadinosi. Nu, tai tokia vieta po to sulaukė ten labai tokių prieštaringų vertinimų. Australijos migrantų ir prieglobsčio prašytojų sulaikymo centras. Įtariu, kad gali būti čia, nepastatyti namai iki galo. Nuo 2001 metų, žodžiu, toks centras atsirado Nauru. Nesakau, kad tai būtent čia šita vieta, bet viskas labai labai panašu. Sąlygos yra tiesiog tragiškos. Kaip suprantu, minimaliai australai čia daro šitą dalyką, nu, nes tipo nežmogiška. Visa informacija, kurią sakiau, yra teisinga, išskyrus tai, kad tai nėra šita vieta. Jo, bet jinai tikrai atrodo tragiškai. Yra savo žiūrovam papasakoti. Jo, kad atšauk informaciją, prisimelavus. Einam iš čia. Ar einam kitą gatvytę, išeinam. Išeinam kitą. Jo, yra kitoj vietoj, turbūt ne ką prašiau atrodo. Baisus rajonas, tai dar baisus oras užėjo, didžiulis vėjas ir lietutis. Jo, prašysime, kad įleiskit, mus čia labai lyja. Oho. Aš gal šitą rajoną norėčiau išeiti. Saulė, oi karšta, bus per karšta. Dieve, kokie barakai baisus. Jesus Christ. Visas šlapės. Ieškom, kur nueit pasislėpt. Kur nueit pasislėpt. Sekas, parodyk lapiuką. Lapiukas mano. Visas Grenlandijos gyvenime tiek lietaus nematė. Nu ką, dar stovim, lyja stiprokai, jo. Na kaip? Liuks, gavom dozę. Oh, yeah! Lakių Marškinėlių konkursas. Ar čia tik ne žaidimas? Show us the hole in the wall. Kur čia atsiradęs esi? Kėdainiai, Lukšadu, Bangladešas. Žiauru, nu nėra taip Kėdainiuose. Nėra, tai gal... Nėra, gausi tu į kailį nuo kėdainiečių. Ups, atsiprašom visų kėdainiečių. Nu, bet tikrai ne liaudinė, liaudiniai geriau. Čia klydau, čia ne pabėgėlių, čia buvo, kai kas davo fosfatą anksčiau. Darbininkam pastatyti, nu, tipo, darbo barakai. Tai va, tai tokiuose gyveno, dabar irgi žmonės gyvena, bet jau čia jie byra, skylės darosi ir taip toliau. O maikė sunkumo. Au. Nu. Bet pažiūrėk, mes palieknėjom. Tikrai palieknėjom, nu. Gal tada varom suvalgyti kokį nors burger? 10 km manau, kad pilnai atsigavom, pilnai atsistatėm nuo elektrolitų ir nuo lietaus.
Dabar laukiame kokios plus 30 kaitros. Nu, atrodo, šlapias kaip... Ar yra nors kokie tai dalis sausa? Pažiūrim, ką padarė mums lietutis. Ir... Gerai, stiklinė vandens, kaip nieko. Nu, bent jau tiek. Okay. Kodėl, kai įsigrėžia maikė, trigubai ilgesnė pasidaro? Nu tai neša puskibrį vandens. Nu, gerai. Nepadės, pėdinam. Iš tų istorinių gerųjų laikų. Kai kasdavo šitos visus fosfatus ir visa kita. O, shit! Čia... Eik tu savo, čia pasirodo tiek gilu. Eik tu savo. Blemba, nepasisekė. Nu, žodžiu, čia antrojo pasaulinio karo muziejus. Tiek to jau nebeisiu. Šitoj sala šiaip daugiau gaidžių negu vištų, kiek pastebėjom, čia įdomi. Kad bent jau šitas aparatas tai veikia, nes žmonės vaikščiojo. Tuo tarpu dėl šito nesu tikras. O koks mano reikalas galų gale? Nori veikia, nori neveikia. Pabjūro, bet nueita 11 km. Pakšt. Mes artėjame prie oro uosto, tarp kitko jau. Tai matote sugriuvusius aparatus. Sugriuvo kaip ir tuo laiku buvusi klestinti turtingiausia valstybė, turtingiausia ekonomika. Sugriuvo ekonomika kaip šitas vat, prietaisas, net nežinau, kam jisai skirtas. Į laivą kraut kažką, ne? A kaip Vieną dieną, klausyk, turtingas, kitą dieną... Ubagas! Jo, eik tu savo. Kaip jie? O tu pastoji kažkas po vieną batą pameta. Kiek eini vienas batas dingęs. Tai jeigu, kaip tu pametai, veidamas? Viskas. Ar atsimeni, kelintais metais baigėsi fosfatų kasimas? Tais laikai. Va, vėl vienas batas. Nu, kur jūs padedat kitą batą? Moteriškas. Sveiki, matom Vytautą prie nuolaužų. Nuolaužų kažkada buvusioje turtingiausiai pasaulio valstybėje – Nauru. Jo susikasė fosfatus, išrūksi žemę, važiuosim rytoj pažiūrėti, kaip atrodo. Jo susikrovė šmutkės ir paliko nuolaužų krūvą. Negirdėjau, ką sakėjai. Ką ten pasakojai? Pasakojau, kad... Kad ten stumėt manęs kažką ten darė? Jo. Pasakojau, kad liko tik tai iš kažkada buvusios turtingiausios valstybės. Padarėme trumpą sustojimą. Apžvelgti turtingą tadaise tuomet Nauru praeitį. O dabar viskas. Va, Brazausko nebėr, žiūrėk. Išvogė, konservatoriai, viską išnešė. Pasilgome tavęs, Algirdai Mykolai. Turiu pasakyti, kad jau nusišnekė, matyti perkaitos smegenis. 3-5 laipsnių. Einame į vidų? Remontuojama. Gal nori pro langą pažiūrėti, ar nori... Nu, norint būti bažnyčiui, tai kojos turi būti labai labai plonos, kad atsisėst. Jokauju, taigi remontą daro. Pasisiūst kokias atvirutės, bet čia viskas Merry Christmas. Kada kalėdos buvo? Prieš pusmetį. Happy 16 hooray, happy birthday. Because these are just off topic. Nice, this is a flag. So beautiful. O, žiūrėk, čia tie. O, žiūrėk, tai aš tokį ir nufilmavau. Viskas. Let me adore him. Kas čia, savivaldybė? Šiaip gal tie ekranai, ne, taip, blem, sugriuvę ekranai yra šalies tipo vaizdas. Atrodo, čia tie barakai, kur vaikščiom, gali būti galimai, bet atrodo siaubingai, kaip kad Nauru reprezentuojantis vaizdas. Įsivaizduoju dabar Lietuvoje, gegužės mėnesį pamatytum tokį Back to School. Visi mokiniai. O ne, vėl.
Oi, vos atvirkščiai neprikliavau, koks aš būčiau lopinys. Tai jau aš atvirkščiai patikėjau. Ooh, there's so many with birds and everything. Look, all the planes. Dinosaurs, Queen. Įsisinčiam atvirukus vieni kitiem. Vajetus, kai smagu. Ne visur gali ir paštą rasti, ir atviruką, o čia viską. Nauru. Palikome dėžutę ir lauksime, kada nuskris tiek į Jungtinės Amerikos valstijas, tiek į Lietuvą. Aha. Kaunas. Liko 6 kilai. Reikės eiti mas. Jo, čia į vidų nueiti į ledo vonius. Gerai, kiek mokėjom? Taip. Svogūnas. Kem 5 centai. Spėkit, kiek pomidorą. Spėkit, kiek pomidoras, jeigu sumokėjom 2,10 €. O svogūnas kem 5 centai. 1,80 €. Euras šiam kažkur, 1,7 €. Mhm. Nu, va, gražu. Draigausis gal eiti ne 20, gal tarp 17-18 km aplinkui salą. Nežinau, kodėl tai paskaičiavo, kad 20. Aišku, nuo to tik geriau. Kitas dalykas, pravėso truputėlį oras, kadangi čia užlyjo. Ir liko mums eiti 6 km. Biški pasėdėjom, biški palsėjom ir tada kojos pradeda atsileidinėti ir tada jos nebenori eiti paprasčiausiai. Tai reikia dar susikaupti, nes visgi 6 kilai yra ką veikti. Welcome to... Nu ką, dabar pats laikas rinktis, eiti oro uosto kairę ar dešinę pusę. Ką manai? Bet gražiau po dešinę, nes vanduo. Tai kad, supranti, baigsis oro uostas ir matei, ten tokie apeisim ir viskas. Tai aš tai siūlyčiau eiti palei šoną. Na, turbūt būtų įspūdingai, jeigu lėktuvas pradėtų dabar leistis, tai būtų wow. Tai akivaizdu, kad oro uostą tokaisime bent kokią porą kilometrų, tai tikrai, turbūt toks ilgis yra oro uostas. Ar sutinkate su viskuo, ką sakau? Sutikite. Gerai. Welcome to... Matęs video, kur žmonės per arti būna lėktuvo iš skridimo ir, žodžiu, gaunasi jet blast of departing, you know, and arriving aircraft can cause several... Čia, man atrodo, tie lėktuvai vis tiek leidžiasi kas 3 dieną, 1 kartą per dieną. Oficialiai teigiama, kad Nauru neturi sostinės. Man atrodo, šitas Jaren, čia kur parašyta, tipo, tiesiog kažkodėl jisai yra uždėtas, bet šiaip tai nėra sostinė. Kažkur yra pastatas, čia tas rajonas, nežinau kaip kaip tu tartum. Tai viena sala be kažkokios tokios išreikštos sostinės ir be abejo dabar jau mums primena šiek tiek ir Tuvalu, tai yra oro uosto takas, bet jau su tvorai neleidžia vaikams žaisti. Kodėl neleidžiat vaikams žaisti? Ką? Oi. Tvarytė tokia. Va, ten, žodžiu, matosi galas, ten jau apsisuksim ir jau bus praktiškai tiesioji link namų. Jo, visą taką turim praeiti. A mes prie jų taip arti buvom, ar čia dar vienas? Čia dar vienas jau. Turėjom vietą, kur atskridom. Tai yra Nauru tarptautinis oro uostas. Mažutis mažulytis, įpusėjome kelią, oro uosto taką, jau nebesiriša žodžiai, nes jau biškis vaiksta. Žodžiu, įpusėjom taką, toj prieisim ir oro uosto galeką. Ar tai vyriausybė, ar tai parlamentas kažkoks toks iš valdžios pastatų. Ir dėl to, tas Jaren, čia tas rajonėlis vadinasi, kad neva tai labiau sostinės, Bet čia, patys matot. Tai iš esmės tik pastatas pastatytas. Šiek tiek primena Palau, kur irgi niekur nepastatyta, bet čia tiesiog China. Pagal maškės, tai čia sėdi valdžia. Čia bus valdžios. Įsipainėjom. Praktiškai joninės. Paparčio žiedai ir beveik jau prieitas oro uosto tako galas, bet dar reikia pro tokius čia prasinešti. Pasakiau labai svarbią informaciją, tikiuosi, kad jūs sujaudino ir iki širdies gelmių palėtė. Situacija sunkėja. Nežinau, jau turbūt gal nebelendam. Mes nuėjome, man atrodo, 12
12,5 gal kilometro. Galima matyti, kur lynoja. Čia lyja, čia lyja, čia lyja, čia lyja, ten lyja. Matai? Čia. 4, 5 lymai. 1, 2, 3, 4, 5 lymai. Yra daugiau. Daugiau dar? Jo, super. Nu tai gal jo. Pėdinam toliau, čia ir uostas. Welcome to Nauru! Yeah, yeah, yeah! Tai 13 kilometrų. Tai ką, iš tiesų biški trumpiau negu kad... Jo, biški trumpiau mums gaunas, taip. Papėjom oro uostą, suksim į dešinę ir eisime paskutinius kilometrus, kurių dar yra daug. Lėktuvą pramazinom! Eik tu šiek! Ką tik čia? Pramazinom tokį vaizdą! Ką tikėjau? Eik tu savo, šūdas. Ir nusipirksim, kad būtų smagiau. Ar geriau rožinis? Geltonas ir mėlynas ar geltonas rožinis? Nu, gerai, gerai. Du net gražiau atrodo vieną vietą. Jeigu skaičiaus nepamečiau, nuėjome 14 kilometrų. Čia auginami lengvosios atletikos čempionai. 8 bėgimo takeliai, prašom. Kol kiniečiai nepastatė stadiko. Bet jau susitarė. Bet susitarė, kad jau pastatys. Nuėjome 15 kilometrų. 16 kilometrų. Čia kažkaip per greit skaičiuojasi kilometrai, bet tai yra tiesa paprasčiausiai. Na ką, eilinį kartą vėl užsidegė drėgmės lašas telefone. Telefoną nebegaliu prikrauti, negaliu parodyti, kaip mums sekasi šioje kelionėje. Tada aš parodysiu. Einam, jau beveik atėjom iki namų, pasipuošę. 2 kilometrai liko. 2 kilometrai liko ir ką, tiek nuėjom, nueisim ir tada skaičiuosim. Tada jau mes džiovinsim. Na ir tokios dar stilingai susiformavusios sienelės. Ir jau pradėjo dygti mūsų ten tie grybukai vadinamieji. Na, o kaip jūs jaučiatės? Jau beveik namuose išverčiu iš žmonių kalbą, nes ten turbūt nelabai kas girdisi. Ačiū labai visiems žiūrintiems. Na, ar tik ne žymusis Džimas Bimas nuvarė? Jėzau, jau kojas trint pradėjo, nežinau kaip tau. Ne dar? Kitų problemų. Jau kojos jo. Žodžiu, kalnas mūsų nuliūdino, mes nuėjome jau 17 kilometrų. Dar kalnas nuėjome. Tai duodam pitaką. Okay. Jo, ir dabar kalnas ir po kalno jau už kalną tuo. Kažkas bus... Jo, kažkas dar bus už kalną tuo. 700 metrų prasideda. Lemba. Nutrynė. Pleistras dingo per sekundę. Jaučiu ir puslių prisitryniau tvarkingai ir viską. Jeigu sniego prieš, aš padėjuosiu šitam video. Jo, aš gal tiesiog padėjuosiu, pasiskūsiu šitam video. Nu, aš neturiu kam dėjuotis. Nieks manęs neužjaus, jeigu aš kažkam parašysiu. Tai aš naudodamasis progą norėčiau paaimanuoti į šį video. Turbūt turi draugų, kur eina į kokius nors kalnus ir kas nors eina ir šalia ir dėjuoja. Ir aimanuoja. Tai aš stengiuosi taip tiesiog aplenkti greitai, nes tada trigubai sunkiau gaunasi. Ten lipti kažkur, jeigu dar šalia kažkas ten. Ai, kaip sunku. Ai, kaip toli. Gaidynas. Na kągi, gerbėmieji. Gaidys. Septyniolika kilometrų, 600 metrų. Apeita Nauru. Pradėjo kelionę 7 valandos 35 ryte. Damušėm kelionę 14 valandą 45 po pietų.
Už mūsų. Bet Salaratu, tai ne už mūsų. Realiai 17 km 600 metrų. Šiomis nevaldiškomis kojomis drąsus vyrai ir moteris įveikė pėsčiomis Nauru valstybę. Apie ratu įveikė negandas ir kliūtis. Likimas mums buvo dosnus. Dievas teisėjas. Ačiū visiems, kas sekėte šią kelionę, o dabar galbūt mane kuom nors apdovanokite. Kas čia tuščiai nekalbėčiau. Nusipelnėte. Ačiū labai. Įveikėte. Algirdo Mykolo Brazausko ordinas. Visas kliūtis ir saulė ir lietų. Mes iš tikrųjų net nuėjome 10 metrų toliau. Sukome antrą ratą, nes mūsų chata tai čia, o vaizdas yra čia. Valio čempionams, valio didvyriams, valio! O dabar dalinamės O taip nugalėjimu. pat, jau ne vienas, be abejo, lygiai tokie patys žodžiai ir sveikinimai keliauja kompanijoniai Sigutei. Labukas. Taigi sveikinam, norėčiau savivaldybės vicemero vardu pasveikinti irgi įveikusią Nauru valstybę pėsčiomis. Dalinuosi garbės. Valio, vainiku. aš jau nebenoriu, aš jau savo šlovę atgyvenau. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Šioje serijoje žiūrėsime, kas kam ką skauda ir kas ką pritrynė. Jaunuolis Aurimai įveikiai. Drąsuoli mūsų. Šiandien būtų Aurimas drąsuolis mūsų. Garsinantis Lietuvos vardas šaunuolis. Auris. Einam namo, nes čia mes gyvenam ir mes tikrai jau virš savo galimybių jau čia varom. Jo, bet mes dėl to ir sveikti pradėjom, nes jau baigėsi. Norėčiau kreiptis į visus mokslininkus, Šį klausimą jūs turite adresuoti ne man. kurie tyria, kaip karštis veikia žmogaus elgseną ir pačią būseną. Tiesiog pražiūrėkite šitą video ir išvadas pasidarykit patys. Mes jau save tapatinam su Valojavičium. Šaunuolis, Aurimai, kad... Ne, Aurimas iš ties šaunuolis. Nu, Ne iš šiaip tikrųjų, ant durako, bet nebuvo labai lengva. Taigi, Jo, nebuvo. Tai jūs nesuprantu, kad mes čia prikolinam, ta prasme, taigi bajaruojam. Po truputėlį pamiegoti, kas vakarieniai. Tai bus česnakėlis, svogūnėlis, brangusis pomidoras. Jo, reiks pasilikti pusę dar bent. Right. Va, biški uždėsim to, biški sulčių, toks bus makaliukas, kiaušas arba du ir krekeliukai, nes tonos čia geros nėra, o mes... Na, iš tikrųjų gausu. Mes... Sutaupysim, po to ant kokio krabo gal, žinai. Jo, jeigu koks krabas pasitaikys, tai reikės biški. Šių, kiki. Na ir vaizdas kambarį. Labas rytas. Labas. Na, kokiegi pusryčiai šiandien? O, labai kūrybingi. O, kiaušiniai kitaip. O, jau džiaugiamės rezultatais, taip? Jo, taip džiaugiamės. Rezultatais. Taip. Mes jau gal nebe tokie tukšleniai. Netvarka. Įsisukus. Su kuo čia pykstės? Ai, visus variukus ir skrusdėlytės išlaiau. Variukai skrusdėlytės. Skrusdėlytės, laukai. Au, čia nieko nėra. Laukia skaniau visko yra. Kol mama su skrusdėlėm kovoja, dabar aš kovosiu su nutrintom kojom. Vakar nepraėjo be pasekmių ant padų porą tokių mozolių vadinamųjų. Situacija po vakar ėjimo nėra labai gera. Dviejose vietose. Auč. Reikia kliuotis pleistrus, dėtis jau ilgas kojines. Kitaip nusitrins kojos ekstra. Šiandien bus mažiau kilometrų, visai kitokios vietos, apie kurias papasakosiu šios dienos reportaže. Ačiū. Geros dienos visiems.